Įsijunk gerą nuotaiką su Radio Centru. Dėl Egiduko, tai viskas okei, tiesiog, Kas ten buvo? Nieko Honorarai, ne honorarai? Nieko nebuvo. Kas buvo rašyta, kad, tarkim, noriu pinigų, aš nelabai suprantu. Visų pirma, aš nežinau, šitą čia, aš kaip vadinu čia, dirbtinis skandalo darimas ir kažkoks čia, žinai, konflikto rezgimas. Aš manau, kad konflikto jokio nėra. Ta prasme, nuo pat pradžių nebuvo jokios opcijos, kad Egis būtinai turi groti šitam renginyje. Nežinau, iš kur tai atsirado. Nebuvo net taip kalbama, kad jis tai būtinai turi programoje. Bet sutinki, kad apdovanojimą ar ne, ir Egis... Aš jums pasakysiu taip. Nesutinku. Apdovanojimuose nebūtinai turi nominuoti žmonės groti ir pasaulyje taip nėra. Jūs žiūrėkite Grammy, jūs žiūrėkite MTV, ar bet kokios tos klišinius apdovanojimus, kurie yra visam pasaulyje, jie yra vienodi, panašios struktūros, čia dviračio niekas neišras. Ir niekur nėra taip, kad būtinai grotų tas, kas yra nominuotas. Taip nėra. Tiesiog tai yra renginys, tai yra šou. Tai yra svarbiausia apdovanoti žmonės, kurie nusipelnė. Ir kurie ten pagerbti, nebūtinai jie turi dirbti darbą dabar ant scenos. Gali dirbti jaunimas, gali dirbti iš viso ateiviai iš kosmoso nusileisti ir atgroti šitą renginį. Esmė ta, kad renginys, jeigu būtų netransliuojamas, ne televizinis, vėl kitokia jo struktūra būtų. Kadangi televizinis, tai programa turi būti įdomi televizijos žiūrovui. Tai ir viskas. Ir čia dėl programos net nėra kalbų. O iš kur ten tas visas šaršalas, aš nežinau. Man tai, mes ta prasme, aš čia nematau jokios problemos. Samai, Gyčio Paškevičius variantas. Taip. Vėl kažkur skaičiau, kad maždaug čia patys save nominuojat ir aš maždaug negrosiu, nedainuosiu. Aš manau, kad jisai klysta ir jam buvo paaiškinta, bet kartais žmonės, negirdi arba nenori matyti. Bet kaip čia yra? Bet nesvarbu. Yra viena hebra, ne muzikantai, kurie bendrauja daug. Iš tikrųjų, kaip tiesiog, bičiuliai, ne, dirba tą patį darbą. Bet žinote, aš jums pasakysiu labai paprastai. Čia pas mus, pas kūrėjus kaip Seime. Arba dar kažkur tai. Iš tikrųjų visi žmonės labai jautrus. Yra visi kūrybininkai. Jie visi galvoja, kad jie yra geriausi. Bet taip ir yra. Bet kada apdovanojimuose yra sistema, tai reiškia, kad ten yra kviečiami į komisiją nariai. Čia yra visiškai Grammy prototipas. Nieko čia jokių išradimų nėra. Radio Centras. Linki jums geros nuotaikos.